Jokių būdų. Aš esu labas. Baltakis. Aš net pats nustebau. Aš toks mažas, toks lėtas, pakalnutė žiedė sutilpau ir nukrito ašaros lašas iš mano akių, iš mano akių, iš mano akių. Ir nulinko žvangus, neišlaikęs maždaug, ir su ašara savo sykiu nukritau aš ant žemės kietos, nukritau aš ant žemės, nukritau aš ant žemės, nukritau aš ant žemės kietos ir išmušė ąžuolą, didelį ežerą, tokį gilų, kad jo dugne vargu ar berasi mane, vargu ar berasi, vargu ar berasi, vargu ar berasi mane. Aš net pats nustebau. Aš toks mažas, toks lengvas, pakalnutė žiedė sutirpau ir nukrito ašaros lašas iš mano akių, iš mano akių. Iš mano akių. Kadaise labai norėjau kalbėti. Netgi tada, kai neturėjau ką pasakyti. Dabar jau, rodos, turėčiau ką pasakyti. Bet nebenoriu kalbėti. Ir šias eilutes parašiau tik todėl, kad įsitikinčiau dar kartą gražiausi eilėraščiai tie, kuriuos sugalvoju ir pamirštu. Kaip Algimantas Baltakis, paskutinis mūsų susitikimas buvo Strazdišky, gimtajame Strazdišky. Ir dabar prieš šitą renginį kažkaip galvojau, gal vieno eilėraščio tokio neskaitysiu, kai paprastai skaitydavau vakarais su juo dar tada. Bet prieš porą dienų viešoje erdvėje buvo išplatintas pranešimas spaudai, visai nesusijęs su literatūra, bet ten susitikę ekonomistai, žemdirbiai, IT specialistai tarėsi apie naujomis technologijomis paremtą žemdirbystę. Ir tame pranešime spaudai, be kita ko, viena moteris žemdirbė pasakė: brolyčiai, neapseisim vis tiek mes be plūgo, kad ir kokia robotizacija, kad ir kaip mes norime čia tvariai ūkininkauti. Tai manau, kad Baltakis buvo toks vizionierius, parašydamas eilėraštį dar 67 metais, pirmoji karta nuo Žagrės.
Iš Leliūnų Gargždų nuo Žagarės mes pirmoji karta nuo Žagarės. Inžinieriai, partorgai, poetai, pusė kaimo ir pusė miesto. Kaip asfalto dangai padangas, įsiėdė žemė į padangas. Dalgio kodo rankos dar atmena, į po pievą laksto po vatmaną. Ir kaip svetimą sunku grebliakotį grubus pirštais spaudžia plunksnakotį. Nukleinės rūgštys, genetinis kodas, disertaciją draugas gina dzūkuodamas. Oponentas žemaitiškai jam replikuoja, pritelšių pasiliko basa jo koja. Gimtosios gryčios po visą Lietuvą, įsimėčiusios stovi per sausą ir lietų. Žiūri langelį į miesto pusę. Sūneli, dukrelė, kadagi pribūsit? Kada nusileisit iš 5 aukšto? Prikepėm blynų, blynai ataušo. 5 aukštas į kaimo pusę pažiūri kartais ir atsidūsta. O jei gimtoji gryčia nebelaukia, kryžių kalnelis tūkso palaukia. Ir toks graudumas už dūšios paima, kad mintys pačios lekia į kaimą. Turbo gigantais perskridė arktį. Mes sapnuose tebekinkome arklį. Iš Leliūnų Gargždų nuo Žagarės, mes pirmoji karta nuo Žagarės. Mumyse nuolat stojasi piesto, pusė kaimo ir pusė miesto. Lietučiai dulkina. Gaivius lašus ištroškus žemę geria. Ir švelniame lietučio šnarėsy leista užtarti žinos gerą, gerą, kad tu suprastum, kas man esi. Aš daug turiu draugų ir draugių, daug darbo įdomaus, daug reikalų. O vis dėlto tavęs nekantriai laukiu, o visgi nemažiau tave myliu. Ir kai dabar šiltam lietučiai dulkinai, aplinkui žemę žvilgančią matau, gražiausi man tie lašeliukai smulkus, kurie ant garbanos užvilgo tau. Ir aš žinau, jei būčiau nesutikęs tavęs šią dieną vietoj sutartoju, namo per dieną grįžčiau vienaplaukis ir daug sunkiau man būtų dirbti rytoj. Čia Bražėno daina. Šešiasdešimtieji rugpjūtis, Burlaivio stiebai. Ir man sunku tikėti, ir tu juk nustebai, kad ėmėme braškėti lyg Burlaivio stiebai. Rūščiau plevena būrės, jau lopytos nekart. Jūreiviškos kepurės, be kaspinų dabar. Svajonių netikrumas negraušiau gyvengis, ne ananasai triumos, sunkiai juoda anglis. Į uostą plaukiam sunkiai, neieškome salų. Ir nuovargį sunkiam lyg alų ant stalų, ir šnekam ir dainuojam, užkimusiu balsu po to, ką sužinojom. Mums nieko nebaisu. Po to, kai vėtros sūrios mus išprausė, svarbu ne vėliavos, o būrės ant braškančių stiebų. Vaivorykštės tiltų. Pro liepą, per lieptą, pro lietų, per Lietuvą, pro ievą, per pievą, kur pienės ir piemenys, į tylą, į tolį, dar žingsnį, dar šuolį, virš virpančių stirtų, vaivorykštės tiltų. Iš debesio skreitų, sugrįžtų, negreitai, po kojom, žemai, kaip žabai, žaibai, kūrensim žaibus, džiovinsim rūbus. Pažinkiausia. Variantai. Būna visaip.
Seni nesupranta jaunų, jauni šaipos iš senų. Dar du atvejai. Jaunas nevirškina novatorių, o senas senatorių. Gražu, geltonsnapį varniukas skristi moko, senas varnas. Dar gražiau, kompiuterio peli bendrauja su dinozauru. Senių paradas. Vienas šleivas, kitas kreivas, tam atvėpus lūpą. Tas įsmuklė mikliai smunka ant bažnyčių lūpą. Vienas dirba, kitas dirbė, trečias girtas guli, o ketvirtas vis dar tvirtas dėpsų į vienulį. Penktas trenktas, šeštas peštas, o septintas trintas. Iš 8 bėdžiaus skundo šaiposi 9. Ar 10, toks nerimtas pensininkų bardas, velnio dešras, balonbestas, vis dar gyvas pardas. Ak, mes bėdžiai, mes begėdžiai, šitaip žydi vyšnios, o mes kaukiam susiraukę, dienos jėts negryžnios. Sako, kad žmonės turėtų ne tik jausti meilę, bet ir ją pasakyti, ją išreikšti žodžiais. Tai man atrodo, kad Baltakis mokėjo ją ne tik dažnai pasakyti, bet ir taikliai pasakyti. 69 sausis. Atsisėdom ant slenksčio ąžuolyno, tu kojomis į lauką, aš į vidų. Pusiau pasaulį pasidalinom. Tu paimi meilę, aš pavydą. Tavo akis gėrisi vasarą, geria šviesą, skraido po dangų. Mano akis vaikšto po aslą, jos tamsiausias kertės aplanko. Tavo žvilgsnis nubėga į tolį, mano žvilgsnis nepramuša sienos. Tu iš mano kančių guotoji, aš palies nedrįstu tavo sielos. Mes ant slenksčio, tarytum ant tilto, jis ir jungia krantus ir skiria. Tavo nugara manąją šiltą, mano nugara tavoje tyria. Tu jokies. Pasikeiskime vietų, padalinkim iš naujo pasaulį. Ir tada mes kitaip atsisėdame. Tu į tamsą, o aš į saulę. Spalis. Elegija. Vieną žiemą, o gal vasarą, vieną rytą, o gal vakarą, išsiskirsim netikėtai ir šiuokart visiems laikam. Vieną žiemą, o gal vasarą, vieną rytą, o gal vakarą. Tiesą sakant, nieko tokio šiam pasauliui nevyks. Ar ne taip ir susitikom? Pameni, juk netikėtai susitikom ir pasakėm, šiuo kartu visiems laikam. Vieną žiemą, o gal vasarą, vieną rytą, o gal vakarą. Sveiki susirinkę į Algimanto Baltakio atminimo vakarą. Tai šiandien dainą dainavo bardas Giedrius Arbačiauskas, Algimanto Baltakio poeziją skaitė skaitovas Paulius Šironas ir taip pat su mumis dalyvauja Algimanto Baltakio bičiuliai Vytautas Kvieska, Danielius Mušinskas, Valentinas Lentickas ir Remigijus Baltušaitis. Tai dabar kviečiu laisvai tiesiog pasidalinti prisiminimais apie poetą. Gerai, jūs čia viską žinote. Aš paskui. Gerai, mes esame rašytojų klube
Tai šiaip ar taip klube. Ir man norėtųsi klubinio bendravimo. Publika atėjusi čia turi kažkaip dalyvauti veiksme, taip? Ar tai man? Aš dabar varganų kritiko balsu padainuosiu vieną posmą ir pažiūrėsiu, ar galėsime jį padainuoti kartu. Ar gerai? Tu viską, atimk iš manęs mėnulį ir saulę, laukų ramunes, atimk man ramybę, žuvėdrą suklyk, tik meilėje vieną, maldauju palik. O dabar garsiai visi. Tu viską, Giedriau padėkit. Atimk iš manęs mėnulį ir saulę, laukų ramunes, atimk man ramybę, žuvėdrą suklyk, tik meilę vieną, maldauju palik. Tai kodėl aš čia taip keistai ir netikėtai pradėjau? Tiesiog norėdamas prisiminti kartu su jumis, kad Algimantas Baltakis yra labai dainuojamas poetas. Daugybė jo tekstų yra dainuojami. Galbūt didesnė dalis tų, kurie tiesiog buvo eilėraščiai, kurios kompozitoriai rinkosi. Na, paskui vėliau galbūt atsirado tam tikro bendravimo. Tiesą sakant, kokia intermedija apie šitą dainą, kurią čia mes dainavom, pasakysiu. Veiksmas vyko čia, šitoje salėje. Muziką parašęs šitai dainai yra Algimantas Bražinskas. Eilėraštis vadinasi Ilgesio daina, o daina vadinasi kaip? Oželė, taip jis vadina. Tai įsivaizduokit, sėdi prie fortepijono Algimantas Bražinskas, o čia sėdi ar stovi Algimantas Baltakis. Šitos dainos Bražinsko parašyta melodija, tauta tai yra mes, supaprastinama, ją dainavau supaprastinta. Ir Bražinskas bando dainuoti taip, kaip jis parašė, o Baltakis taip, kaip tauta dainuoja. Intermedija tokia. Čia smulkmena. Bet, jeigu grįšime rimtai prie šitų kalbų, kodėl Algimantas Baltakis tapo tokiu dainuojamu poetu? Tai išvardinti literatūros kritikas gali keletą dalykų. Pirma, kad jis daug rašė apie meilę, apie gamtą, apie tėvynės meilę, sakykime, ir mokėjo rašyti neprastai, o paprastai, ir kad jo tie tekstai turėjo skambesį, nuskambėjo, garsai, metaforos, visą tai skambėjo. Ir taip atsitiko labai seniai, kas nors prisimena tokią dainą Ugnelė, visai jauno Algimanto Baltakio, ir dainavo ją kas? Noreika. Na, tai prasidėjo, dabar girdėjau čia per radiją ir televiziją, kad grupė Hiperbolė vėl nori koncertuoti, pasirodyti. Labai jau daug dainų. Tai miela Sigita, gausite honorarų. Daug koncertų. Tai didės pinigėliai per langą. Tai toliau. Man taip jau atsitiko, kad 88 metais parašiau tokią knygą Paskui pėsčią paukštį, Algimantas Baltakis, charakteris ir kūryba. Nu, jeigu pažiūrėtume į tą laiką, kai buvo rašomas knygos apie rašytojus,
Nu, tai tokia ne visai normali knyga, nes aš kūrybą analizavau, bet man ir rūpėjo ir atskleisti poeto charakterį su visais įvykiais, nuotykiais, pokštais, liūdesiais ir pajuokavimais. Tai tuo požiūriu jinai buvo tokia kaip ir neįprasta. Baltakis paskui mane balė, kaip sako, kai rašai knygą apie Maldonį, tai taip ir pavadinai Alfonso Maldonio lyriką, o čia paskui piešia paukštį. Nors sakau, paantraštė yra šitą Algimantas Baltakis charakteris ir kūryba. Ir šitos knygos recenzentas Vitas Areška, aš nežinau, ar jis tada jau buvo profesorius, nu, gal dar docentas tada buvo, pacitavo tokį pasažą iš tos knygos ir pasakė, kad tas mano parašymas apie tai, kaip Algimantas Baltakis skaito savo eilėraščius, labai daug ką pasako apie tai, kas yra jo kūryba iš viso. Nu, aš čia pasamprotavau, kaip mūsų poetai skaito savo eilėraščius, ten niurzgėt kažką mikčioja ten ir taip toliau. Ir dedasi, kad čia nieko reikšmingo. Ir tada rašau taip. Bet štai skaito Baltakis. Pirmoji eilutė, kiekvienas žodis ištariamas tarsi atskirai. Toliau palengva viskas susiderina, aiškėja strofos schema, intonacijos melodija. Staiga vylingai pausiai prasiveria lūpos ir skubi eilučių papliupa. Dvibalsius ir ilguosius balsius tiesiog išdainuoja, net pasistiebdamas. Stipriai pabrėžia aliteracijos, ypač su R. Eksponuoja išradingus rimus. Dažnai pasirenka eilėraščius turinčius intrigos elementų, tarsi užmena mįslę, supainioja jos įminimą, kaip šiuolaikiniuose detektyvuose, o paskui kukliu nugalėtojo balsu sviedžia aforistišką užsklandą. Keista, neretai skaito, lyg baugindamas, kaip siaubo pasaka vaikams, bet išlieka pokšto nuojauta. Tai va taip maždaug skaitydavo Algimantas Baltakis. Tai aš čia parašiau apie jo skaitymą, o Vitas Areška mane, kad parašiau čia iš esmės apie jo kūrybą. Suprasi tu ten tos kritikus, jie ką nori darau. Ką dar noriu pasakyti čia? Šituose rūmuose, kuriuose mes dabar esame, vieni čia žiūriu į salę, yra buvę dažniau, kiti rečiau. Vieni prisimena, kiti ne. Labai daug kartų skambėjo Algimanto Baltakio balsas. Kaip poeto, kaip renginių dalyvio, kaip žurnalo redaktoriaus, kaip Rašytojų sąjungos valdybos nario ir visokio kitokio. Jis skambėjo čia tikrai daug dažniau negu Kugaištienės Oginskienės, nes jinai šitos rūmose iš viso nesilaikė. Dar tada turėtume šiandien prisiminti, kad ne tik 9-5, bet ir 7-0. 70 metų, kai išėjo pirmoji Algimanto Baltakio knyga Lietuvių Dulkena. Dėl šitos knygos, tai mane čia palyginti neseniai išdūrė ir Vilius Gasiliūnas. Čia yra galbūt pažįstančių literatūros instituto darbuotojas. Paklausė manęs, tai kada parašė Algimantas Baltakis tą dabar labai dainuojamą dainą, aš tolstu nuo tavęs kaip tolsta laivas. Nu, aš ir sutrikau. Tikau, gal kokiais 60
kelintais. Aha, pirmoje knygoje. Anksčiau neišėjo ir taip toliau. Dar reikia tada dėl juoko pasakyti, kad gimęs Algimantas Baltakis vasario 15, tai kai Tauro bendrabutyje susirinkdavo jo draugeliai švęsti gimtadienio, tai Algimantas Baltakis pasidėdavo ant stalo pasą. Nes budriesiems žmonėms atrodė, kad čia jau švenčia vasario 16. Nu, toliau, ką čia kritikas nori pasakyti? Nu, kažkokių svarbesnių dalykų reikia pasakyti. Labai svarbu būtų pabrėžti Baltakio gyvenimą ir kūrybos tokį bruožą komunikabilumą. Sakysite, kad tai charakterio dalykas, sutinku. Poreikis ir gebėjimas bendrauti sėtina su jo prigimtimi. Bet kartu tai yra kūrybos tam tikras dalykas. Jisai būdavo tiesiog pertekęs įgūdžių ir įspūdžių, reakcijų į visą, kas vyksta gyvenime, visuomenėje, kultūroje. Jam būdavo tais įspūdžiais dalytis, bet žvelgdami labiau į kūrybą, komunikabilumą turėtume suvokti kaip kertinę atramą. Kai pasaulyje skaido tiek daug įvairių prieštarų, žmonių bendrumas tampa vienintelio to pasaulio išlikimo sąlyga. Nežinau, aš esu Trumpo bendri, bet turi būti bendri. Posakis skamba kuo nežurnalistiškai, bet iš tiesų tai kuo rimčiausia filosofinė idėja. Ir kūrybinio bendrabūvio tinklas čia tankus. Vargiai surastume kitą mūsų poetą, kuriam taip reikėtų bendrumo su kitais kūrėjais. Prisiminkime, kad jis yra išleidęs atskirą didelę dedikacijų knygą, čia yra 75 metai, panašiai susidėliojo jo rinkinys Vienuolynas 98 metai. Prisiminkime, kiek poezijos knygų Baltakis yra vertinęs kaip kritikas, neužmirškime jo poetinių formų komunikavimo su kitais įvairaus meto poetais ir poezijos vertimų. Mokėjosi bendrauti ne tik su kolegomis Lietuvoje, bet ir Maskvoje, Ukrainoje, Baltarusijoje, Sarajeve. Nu tai pakartosiu irgi visokius enciklopedinius dalykus apie Baltakį, kad jau čia jo atminimo vakaras. Debiuto metais Baltakis kartu su keliais bendražygiais sustingusią sovietinę poeziją atgaivino intymių išgyvenimų lyrizmu, saikingomis pyliavomis cenzūriniam režimui, dangstė pasišiaušėlio charakterį, pasišiaušęs buvo kaip reikia, ir natūralų reagavimą į pompastišką melą. Parašė daug jaukios, neretai romansiškos, meilės lyrikos, į lietuvišką sovietišką eilėraštį atvedė miesto realijų, buities scenų, gyvo nuoširdaus pasakojimo ir šnekos intonacijų. Pasidangstydamas poezijos kalba, visgi seniai pasakė, kad ne kokia Celina ar Petylietkos su tarybintoje Lietuvoje buvo lemtingiausia to laiko jaunimo, lemtingiausias tame laikome jaunimo išgyvenimas. Aš kalbu apie knygą Velnio tiltas. Vienaip ar kitaip dabar mes ją galime vertinti, bet čia yra 27 metų parašyta, poeto parašyta daina, kur
yra ir toks eilėraštis. Ūžia mašinos, kas na. Tai va. Tai va. Populiarus Baltakio posakis pirmoji karta nuo žaklės iš jų skambėjo. Iš pradžių jam pačiam reiškia žygį į patrauklę miesto civilizacijos erdvę. Vėliau tartum apsisuka, poetas sukūrė įspūdingų elegijų gimtajam kaimui. Nepaneigiami Marcinkevičius ir Baltakio nuopelnai geros, netribūniškos, neestradinės poezijos išpopuliarėjimui Lietuvoje. Kalbu apie viešus skaitymus, dainas ir jų knygų tiražus. Marcinkevičius knygų tiražai siekia 50 000. Atlapaširdišką lyrizmą, paprastą dramatiškų išgyvenimų raišką, metams bėgant Baltakio kūryboje papildė refleksijų kalba, savistabos būsimo, lakoniški jų piešiniai. Elegiškos būsenos, bilingo protautojo pokštai ir trumpa kalba, tai kas buvo jo kūrybos pabaigos laiku, buvo svarbiausia ir labai stipriai skambėjo. Tai, ką čia dar norėjau pridėti, kad Algimantas Baltakis iki savo gyvenimo pabaigos buvo vaikas. Vaikiško nuoširdumo, atlapaširdiškumo, naivumo žmogus. Ir kaip vaikai mylė mamą, taip jis ir savo Sigitą mylėjo. Tai tiek. Nebūčiau čia vertas tikrai būti ir kalbėti, bet taip likimas suklostė. Mikrofoną? Nemoku mikrofonus kalbėti. Bet taip yra atsakyti, kad rašytojų sąjungos pagrindinis literatūrinis žurnalas Lietuvoje buvo Pergalė, pusė savo egzistencijos, o kita pusė yra Metai. Tai Algimantas Baltakis. Čia jisai skambėjo. Tai Algimantas Baltakis dirbo kokius 24 metus Pergalėje, o aš Metų redakcijai pradirbau 26 metus. Susitikomės, jis mane priėmė darbą 89 metais, lapkričio 1 dieną, 90 metų kovo mėnesį Baltakis išėjo iš jau Metų žurnalų, jau buvo Metai. Ir kada ateidavo į redakciją, dažnai jisai sakydavo, o aš esu ilgiausiai pradirbęs, nes žurnalą mes laikėm vis tiek tas pats. Ir visi rašytojai supranta, kad čia yra tas pats žurnalas ir pakeistas pavadinimas. Ilgiausiai išdirbęs vyriausio redakcijos. Ir tai ilgai tai buvo, nes vyriausio redakcijos išdirbo 17 metų. O tada kokius 7 išdirbo pavaduotojų ir šiaip redakcijų. Bet laikas tekėjo ir taip atsitiko, kad jau Algimantai sakau, suskaičiuoju, kad aš jau išdirbau 20 metų vyriausio redakcijų. Jisai negali patikėti, pradėjom skaičiuoti jo, tada jau pasidavė, tada jau nebesigirdo, nebesakydavo, kad ir ilgiausiai, išbuvus ilgiausiai. O tą darbą jis labai vertino ir šalia savo kūrybos redaktoriaus darbą laikė labai rimtų ir džiaugiasi, kad Pergalė žurnalas buvo, ir atgimimą įnašai didžiulį padarė ir buvo rimtas ir geras žurnalas. Tai Metų redakcija su Baltakiu niekada neatsisveikino ir jis redakcinių kolegijų narių prabuvo iki pat pabaigos, iki savo gyvenimo. Ir kadangi apie Algimantą čia daug ką papasakojo jau, tai aš leisiu jam pačiam iš mūsų žurnalo puslapių pasakyti šį kitą apie save. Mes 2000 metais, kai vertėsi 20 amžius į pirmą arba 1000 į kitą, vyriausio redaktoriaus darbas yra organizuoti medžiagas, tai Baltakis organizuodavo taip ir aš. Tai mes redakcija
nutarėm kreiptis į rašytojus, kad jie pasisakytų šitokių skaičių virsmo metu. Ir čia pasisakė trumpais tekstais ir Daujotytė, ir Aputis, ir Pukelevičiūtė, ir Sigitas Geda, ir Algimantas Baltakis. Ir iš čia šito teksto matysim, kad jisai ne vien tik buvo tai, ką Valentinas papasakojo, kad visai naivus vaikas, bet buvo ir pakankamai toliaregis ir netgi, sakyčiau, pakankamai net filosofiškai supratimą šį pasaulį turėjo žmogus. Tas tekstas vadinamas Šiapus ir Anapus. Tvirtinama, kad per 100-metį pasikeičia 4 kartos. Mano giminės duomenys tokį tvirtinimą visiškai paremia. Liktyčia mano tėvelis gimė paskutiniaisiais 19 amžiaus metais, to palengvindamas kartų kaitos fiksavimą. Jo 7 vaikų gimė 346 metais. Mano 2 vaikai atsirado 54 ir 58, o 5 anūkų išdygo 77-93 metais. Vyriausioje anūkė spėjome šiam 100-metį ir ištekėti. Vadinasi, Dievui leidus, 21 amžiaus pradžioje vėl pradės suktis naujas kartų kaitos ratas. Kodėl apie tai rašau? Kodėl miniu datas, kurios įdomios gal tik man ir mano artimiesiems? Ogi todėl, kad individo gyvenimas ir taip jau kupinas visokiausio absurdo, su vis netektų prasmės, jei imtum pesimistiškai manyti, kad viskas tavimi prasideda ir viskas tavimi pasibaigia. Čia į pagalbą galime pasteikti išmintingai Viljamą Šekspyrą, nors jo tragedijos vaizduojamas baisių prieštaravimų ir draskomų žmogus, ne vien veikėjo gyvenimas baigės pralaimėjo ir mirtimi, o komedijos negailestingai išraikomas iš žmogaus silpnybių ir ydų savo sonetuose, anglų klasikas be didelių gudravimų nesykį pabrėžia, kad mirtingas yra atskiras žmogus, tačiau jis atgimsta savo palikuonyse. Neatsitiktinai jau pirmąjį programinį Šekspyros sonetą baigė tokiu imperatyvu: nenešk į grabą dovanos retos, kurią gavai iš motinos gamtos. Abejoju, šis Šekspyro paraginimas tęsti savo giminę tučtuojau pagerins Lietuvoje demografinę padėtį, tačiau išmintingi patarimai dar niekam nepakenkė. Mano seneliams teko sutikti 20-ąjį amžių, kai jie buvo pačiame brandume. Kadangi jie buvo raštingi žmonės, Antanas Zarankas senelis iš motinos pusės buvo netgi pirmasis Leliūnų lietuviškos mokyklos mokytojas, o tėčio mama Rozalija Gogelytė, atitekėjus į Strazdiškį iš Surviliškio dvaro Debeikių parapijų, irgi buvo apsišvietus moteris, kaip ir dera dvarininkaitė. Todėl galiu drąsiai tvirtinti, kad jiems buvo žinomos apokaliptinės pranašystės, kuriamis savo skaitytojus gąsdino ano metų spauda. Tiesą sakant, 20 amžius daugelį tų pranašysčių patvirtino. Žmonija supurtė 2 pasauliniai karai, revoliucijos, teroro protrukiai, tremties baisybės. Nepasitvirtino tik viena pranašystė apie netrukus ateisiančią pasaulio pabaigą. Užtat būta ir prošvaisčių. Po pirmojo pasaulinio karo daug kam netikėtai susikūrė nepriklausoma Lietuvos valstybė. Tiesa, per antrąjį pasaulinį jį neteko nepriklausomybės. Tačiau prieš 10 metų įvyko stebuklas. Lietuva vėl prisikėlė, turėdama ir Vilnių, ir Klaipėdą. Toks kontrastiškas amžiaus balansas. Turbūt ir mus sutinkančių 21 amžių ir 3 tūkstantmetį nemažiau šiurpina tiek mūsų krašto ekonominė ir kultūrinė situacija, tiek ir evangelistų Jono vizijos apie angelus, išliejančius žemėn Dievo rūstybės dubenis, apie žemėje kilsiančias baises nelaimės, kuriomis bus nubausti šėtono suvedžioti žmonės. Matyti ir 21 patvirtins daugelį niūrių pranašysčių ar mokslo prognozių. Dar nebuvo tokio amžiaus, kad žmonės nekariautų, nedarytų kitokių kvailysčių. Tačiau tikėkimės, kad ir vėl nepasitvirtins baisioji pranašystė apie pasaulio pabaigą. Todėl savajam 20 amžiui su liūdėsiu dariu sudie, o 21 anūkų ir proanūkių amžiui sakau su viltimi labas. Galop savo vaikams, vieną koją stovintiems besibaigiančiame amžiuje,
šiapus linkiu, kitą koją tvirtai pastatykite prasidedančiam amžiui, anapus šlemščių, kaip tai kadaise yra padarę mano seneliai. Tegu sukasi kartų kaitos ratas. Man reikia labai aktualiai šiom dienom skamba ir parodo Baldako kaip gilaus žmogaus vidinį turinį. Na, o kadangi čia buvo šitame gerame tekste ir apie giminės pratęsimus ir kitus dalykus, baigdamas noriu pasakyti, kad mes redakciją organizuodavom tokiu prieš naujus metus tokį pasisidėjimą, kad kolegijos posėdį, už gausaus šventiško stalo ir Baldakis sėdėdamas už stalo, sako, mano vienam darbuotojui, kuris buvo labai jaunai atrodė, labai jaunas, o kiek tau metų? Mindaugas sako, 26. O, koks tu jaunas, kaip aš tau pavydžiu, kaip tau gerai stovi. Ir ką viskas? Meilės lyrika. Jeigu verta apie kažką rašyti eiles, tai apie tą nuostabų jausmą. Jeigu verta kurti dainas, tai apie tą nuostabų jausmą. Ir labai verta, kada tas jausmas tau nesvetimas. Nes neįmanoma pavažyti medaus per stiklą. Tu išeini. Nesigink, aš žinau, išeini. Apie išėjimą sprendžiu ne iš durų verimų. Iš tavo žvilgsnio sprendžiu, kad tu išeini. Iš to neiškaus moteriško nerimo. Sunertos rankos išduoda tave į palangę atremtas makras. Žinau, dabar tu bėgi kažkokią gatvę, susimildama nesakyk, jog tai mūdėjų vakaras. Nemanyk, jog priekaištus tau kalbu. Negi būsiu juokingas, kai man jau po 30. Mudu truputį pavargom. Šiek tiek nusivylėm, abu tai suprantama, žmogiškai, o mudu neišimtis. Tu išeini. Šių durų neužrakinsiu raktu, nesulaikysiu tavęs, net jei virėm surišiu. Viena pavoda, kad keliausi ratu ir vėl neišvengiamai pas mane sugrįši. Nes skambutis praneš, jog tu palikai, tavo žvilgsnis ir skruostai, ir smakras. Mudu esam seni išmėginti draugai. Štai tada galėsi sakyti, jog tai mūdviejų vakaras. Ir neišeisi, nors trinktelėsi durimis, nors girdėsiu, kaip kaukši kulniukai šaligatvių. Aš jausiu, greta tu sėdi ramiai. Pati neregima, bet švydinti. Aš viską užmiršau ir viską tau seniai atleidau. Sugrįžk vardu prašau. Tu vėl gyvensi manyje. O jeigu ne, tai susitikime per klaidą. Aš viską užmiršau ir viską tau seniai atleidau. O aš taip myliu, prieš šitą jausmą meilę, lyg aidas tolimo griaustinio. O aš taip myliu, prieš šitą jausmą meilę, lyg aidas tolimo griaustinio.
liepsnojas ilgesys. Širdies išdegino kraštelį ir ašara lyg debesis nuploja nuoskaudos šešėlį. O aš taip myliu, kad rodos ir tavį galiu uždegti didžiulę jausmų ugnį. Tik tave dugne, o aš taip myliu, prieš šitą jausmą meilę, lyg aidas torimo griaustinio. O aš taip myliu, prieš šitą jausmą meilę, lyg aidas torimo griaustinio. Literatūros kritiko komentaras apie šitą tekstą, kurį ką tik dainavo. Algimantas Baltakis sakė, yra vienas tekstas, kuriame aš sukirčiavau netaisyklingai. Aš taip myliu. O visi dainuoja myliu. O kodėl ne? Yra toks dalykas, kaip metrinis skirtis. Metų lapkričio mėnesį man anūkė Ieva atsiuntė, aišku, kaip ir visa šeima, dar Algis buvo gyvas, Birutės Januškaitės ir Indrės Valentinaitės televizijos projektą. Literatūrinė pamoka su poetu Algimantu Baltakiu. Ir pat prieš ateidamas į šitą vakarą aš susiradau tą failą ir dar kartą jį peržiūrėjau. Ir man labai įstrigo Algimanto eilutės. Eilėraštį aš tikiuosi, kad tu man seksi iš paskos. Labai pranašiški žodžiai. Ir iš tiesų šį vakarą Algis kažkur tai bus atmintyje, o poezija, jo žodžiai parašyti, seka mums jam iš paskos. Ir tikrai sunku kalbėti, kai apie žmogų, kuris atrodo čia tik vakar, buvo tarp mūsų, kalbėjo, bendravo, labai daug bendravo pastaraisiais metais, kelis dešimtmečius netgi. Ir staiga nėra. Aš noriu daugiau papasakoti apie mūsų klubą, kuris nuo 2007 ar 2008 metų, berods čia gal Mielas Sigita galėtų pasakyti tikslesnę datą, kuris įsisteigė taip neformaliai prie Filharmonijos, anksčiau buvusiuose oro uosto Aerofloto kasose. Ten vėliau atsirado kavinė Pauzė, paskui po poros metų priklausė Stiklių restoranui. Stiklių restoranas nusprendė tą kavinę paversti naktiniu baru ir atrodo dabar kabina dar ten egzistuoja. Tada mes, o čia apie 12 ir plius minus žmonių, reiškia, nusprendėm, galvojom susiję už stalo, kur mums persikelti. Nusprendėme tada persikelti į Neringos kavinę. Persikėlėm,
atsisėdom ir pasijutom nejaukiai. Baltos staltiesės ilgos, tuščia salė, vienas kitas žmogus, o prieš akis ir man, ir Algimantui Nasvyčiui, ir visiems kitiems prieš akis iškilo ta bohemiška neringa, kai už stiklinių durų eilėm kas vakarą, jau nuo 5 valandos vakaro 6 eiliai stovėdavo. Nu, mes tarsi buvom privilegijuoti ir patekdavom į ją, į tą kavinę, nes, nu, čia kita istorija, reiškia, ten buvo nuolatiniai jos gyventojai. Bet Kiek mokėdavo? Durininkui. Durininkui duodavom 3 rublius, bet paskui nereikėjo duoti. Jo, kadangi pažinodavau. Vat, nes, nu, tiek to, reiškia, pabuvom tenai, gal mėnesį laiko, nusprendėm visi susitikę, velniškai nuobodu, tuščia salė, kaip kokiu daržiniai sėdi. Tada vėl nusprendėm, kur keltis. Persikėlėm, staiga prisiminėm, kad šalia tos pauzės, kur naktinių barų virto, yra džiugo kavinukė tokia, reiškia. Nedidelį tokie, vos kokie 5-6 stalai, nu, nusprendėm tenai. Ir ten mes persikėlėm. Ir iki pat, nuo, galima sakyti, toje vietoje, įskaitant ir vieną ir kitą kavinę, nuo, aš tai tenai 10 metais pasirodžiau, reiškia, ir iki 19 metų, kol Algimantas galėdavo dar atvažiuoti į kavinę, ir tenai mes leisdavome visus vakarus. Nu ką, norėčiau paminėti vieną kitą pavardę. Iš to mūsų klubo, kurį mes iš tiesų vadinome klubu, nes visą laiką, kai susiskambindavome telefonu, taip ir sakydavome, važiuojam į klubą, ar būsi šiandien klube, ar būsi ryt klube, ar poryt klube, reiškia, būsim viską atvažiuojam, nes mes visi atvažiuodavom, vien tik tai galima sakyti dėl Algimanto Baltakio. Nu kągi, tą mūsų klubą sudarė. Nu, aišku, Algimantas Baltakis su žmona Sigita, kaip tik tai, turbūt neleistų meluoti, kad dažnai į Halės turgų atvažiuodavo su automobilio abudu su Algimantu apsipirkti ir paskui eidavo vis kavos išgerti, bet paskui persikėlė į tą džiugo kavinę. Algimantas Nasvytis, architektas, buvo Justinas Marcinkevičius, Mykolas Luckis, Justinas Marcinkevičius tiesa, gal tik tai keletą kartų pabuvo iki savo mirties, reiškia, Vaidas Ozarinskas, architektas iš Meno centro rūmų, Osvaldas Aleksa, žurnalistas, vertėjas, Mindaugas Tamošiūnas, istorikas, bendraamžis Algimanto, paskui Sluckio dukra Sniegė pasirodydavo gydytoja, kai atvažiuodavo į Lietuvą iš Norvegijos. Vytautas Mikuličius, žurnalistas, Vytautas Kvieska, kaip tik tai sėdinti šalia pedagoginių instituto dėstytojas buvęs. Tai Augis Gučas, architektas, rašytojas Romas Sadauskas, ateidavo ir Giedrė Kaukaitė, dainininkė, ir tik tai, žodžiu, būdavo tokia marga kompanija. Nu, ką galiu pasakyti, čia labai daug gražių žodžių pasakyta buvo apie dainas. Iš tiesų, Algio žodžiai, Algio poezija yra labai daininga, bet jis, kai man vis skambindavo, arba aš jam paskambindavo, daug kalbėdavo apie dainas, nes man irgi teko dirbti su įvairiais žinomais Lietuvos kompozitoriais, tai jis ypač minėdavo ryte, sako, man labiausiai mėgiamos buvo laidos Gimtoji žemė,
paskui gamta medžioklė žūklė, prieš tai dar būdavo, ir ryto garsai. Tačiau, sako, ryto garsai labai profesionali laida, įdomi laida yra, ir dabar transliuojama yra, bet prieš 8 visada, kai, ir ne tik prieš 8, kai Aukso fondo dainos pasirodydavo, tai jisai jas būtinai išklausydavo, nes buvo dainingos. O kai kitų jaunų, ypač žvaigždučių, tos, galima sakyti, grafomaniškais tekstais parašytos 2-3 akordų dainos, dainuškos, dainelės, atsiprašau, tai Algimantas taip ir sakydavo, kai tik tai kas uždainuoja tuo moterišku arba tuo tyliu balsu, reiškia, einu į tualetą arba žmonai virt kavą. Nu, ir dabar tuos jo žodžius aš visada irgi prisimenu, kai aš rytais irgi visada klausausi ryto garsus, nes iš tiesų tai labai informatyvi, įdomi laida, bet kai užgroja, uždainuoja, tai aš tada irgi pakylu iš lovos ir keliauju link virtuvės. Link tualetą. Su kitu bakūru aš tave mačiau. Taip, nu kągi, visą tai, ką mes bendraudami kalbėdavom, visada kiekvieną sekmadienį 12 valandą mes rinkdavomės, susiskambindavom, kaip sakiau anksčiau, nu ir prieš jau po viso susitikimo aš vedžiau dienoraštį, vis užrašydavau. Taip įdomesnius tokius pokalbius, susitikimų, bendravimo įspūdžius, net ir kritinius, čia labai dienoraštyje yra daug kritinių tokių atsiliepimų ir apie esamą valdžią tuo metu buvusi ir apie rašytų tarpusavio santykius, viską, bet aš jų čia neminėsiu, aš gal tik tai paskaitysiu vieną, keletą, kiek tik tai tokių šiek tiek įdomesnių faktų. 2016 metų vasario 14 dieną sekmadienis. Vakar ėmiau galvoti, kaip sekmadienį, kai visi susirinksime klube, kaip pasveikinti poetą Algimantą Baltakį. Jam vasario 15 dieną sukanka 86 metai. Gražus, gražiai nugyventas amžius. Sumaniau parašyti trumpą žaismingą ketureilį, kurį perskaitysiu, kai visi sėdėsim už stalo, paskui pakelsim taures. Ačiū Aldi, kad esi, laukiam, atvažiuok taksi. Į kavinę Šventų Džiugo ir eilėm naujom pradžiugink. Visi susirinkome Džiuge, jau laukiam, kol Algimantas atvažiuos, kad mes jį galėsim pasveikinti su gimtadieniu. Dar sykį visiems priminiau, kad rytoj Algimanto gimtadienis. Kol Aldis neatvažiavo, o kad atvažiuos, man iš vakarėse telefonų žadėjo Stasys, fotomenininkas, verslininkas, puolė ieškoti gėlių. Apibėgo kelias artimiausias gatves, bet jų nerado. Sekmadienį parduotuvės nedirbo, o gal ir gėlių parduotuvių šalia nerado. Po ketvirčio valandos, kai Algimanto nesulaukėme, nusprendėme paskambinti ir pasveikinti. Paskambino Vytautas Kvieska, pasveikino poetą mūsų visų vardu. Algimantas atsiprašė, kad negalėjo atvažiuoti. Pasirodo, jį perpūtė vėjas ir surėmė skausmai per juosmenį. O gal kas atvažiavo į namus jį sveikinti anksčiau, kas žino, kaip ten buvo. Istorija visada panašius dalykus nutyli. Kaip teko susipažinti su Algimantu Baltakiu. Mes tada jauni poetai, Vilniaus jaunųjų rašytojų sekcijos nariai, čia buvom kaip antruose namuose, kartu kaip ir neringai, reiškia. Vieni kitus pažinojom vyresnius rašytojus, bet jie mums buvo kaip dievai tarsi.
O pat tie dievai, kai mes jau arčiau susipažinom, pasirodė paprasti, nuoširdūs žmonės, kaip ir visi, su savo klaidom, su savo teigiamom, neigiamom savybėm. Nu ir ką padarysi. Paskui šiek tiek plačiau, daugiau, labiau susipažinau su Algimantu Baltakiu, kai tada jau dirbau jau ne spaudoje, bet televizijoje, literatūros ir meno redakcijoje. Ir buvo nuspręsta, tiesiog tada žurnalas Pergalė kreipėsi į televiziją, kad gal galėtumėte paruošti literatūrinį laidą apie Pergalė žurnalų 500-ąjį numerį, reiškia. Nu ir ta misija teko man, tada susitikau su Algimantu, pakalbėjom, viską tai buvo labai didžiulis vakaras, Daukanto gatvėje, Baltojo salė, Menininkų rūmuose, buvo labai daugiau žmonių ir mes tada paruošėme, nu, kažkas tai daugiau negu pusantros valandos šitą įrašą. Vakaras buvo labai įdomus, daug žmonių, visas, galima sakyti, literatūrinis elitas buvo susirinkęs. Nu, iš to, dar pas mane namuose kažkur tai yra tas literatūrinis scenarijus ir iš to viso scenarijus pats įdomiausias pats įdomiausias atvejis išliko atmintyje. Kaip pasirodo, tada pokario metais kartu vienoje patalpoje buvo ir Pergalė žurnalas, ir literatūros, ir menas. Pasirodo, kuris nors iš vienos redakcijos susako straipsnį parašyti, tas žmogus parašo, atneša, jį pasiima kitos redakcijos darbuotojas ir parengia spaudai ir spausdina. Žurnalas Pergalė laukia, kur tas straipsnis yra, kada jisai pasirodys, o jis jau pasirodo sumaketuotas yra ir arba jau paruoštas spaudai. Tai čia tokia detalė. Kildavo pykčiai, bet paskui vyrai tarpusavyje vakare po darbo labai gražiai sutardavo ir jokių kivirčių nekildavo, reiškia. Nes tas straipsnių, galima sakyti, kaip švelniai tariant, vagystė, tai buvo būdinga ir vieniems, ir kitiems. Jeigu viena redakcija užsako straipsnį, tai kita pasiima. Jeigu tau užsako, tai kita pasiima redakcija, žodžiu. Nu, o aišku, daugiau būtų galima čia kalbėti, bet man atrodo, cituoti iš dienoraščio savo, bet gal aš perduosiu savo bičiulį. Labas vakaras. Malonu, kad čia visi susirinkote, kad klausote dar klausote ir atrodo, kad atmosfera yra labai gera. Štai, jaučiu čia sėdėdamas, matyt, panašiai ir pas jūs yra. Čia atmynė tai, kad čia dažnas yra svečias, taip toliau aš taip būdavo. Kad svečias tai galbūt būdavo ten toliau kartais. Tada tas reikalas vadinasi, gal tai žinot, kaip vadinasi? Sokalis. Visi žino, visi buvo, taip? Paskui ir tada kažkaip kitaip vadinasi. Ne taip dažnai mes ateidavo, mes tai užsiminėjom savais reikalais, ilgai jungdavom, nu ir čia pasibaigė. Ką reiškia žodis pasibaigti, gal irgi visi žinote. Tik tai tiek, kad dabar tokio dalyko, nei suokalbio, nei tokio klubo, kur mes susirinkdavom džiugo kavinė iš pradžiai pauzai, tai nėra, keičiasi kažkas naujas yra, bet taip yra. Tai dėl ko aš sakau, kad šiandien tas vakaras yra geras ir malonus ta poezija, kai skaitovas, Paulius, fantastiškai, ne? Paplokim, jeigu jums patiko, taip tas. Aš, kaip ir jūs daugelis, tokių anūkų turiu ir taip toliau, ir kaip ten juos priversti ten pamilti, literatūrą. Manęs tai nepriversti pamilti poezijos. Aš galvoju, kaip man tuos anūkus priversti pamilti poeziją, kad jeigu Paulius ateitų paskaityti į mokyklą,
aš manau, kad būtų labai geras rezultatas, gal tai ir brangokas, bet nesgi tam nebaigiu, viešų ir panašiai. Va, ir dabar dainos, kam patiko Giedriaus dainuojamas dainos? Yra? Patiko? Patiko. Tai dar galiu pasakyti, kad dar kartą paplokite jūs dėl to, kad šiandien Giedriaus vardo diena. Giedrius visų, jeigu čia yra Giedrių, vienos rūšės ar kitos srities, tai mes visas sveikinam. Kadangi mano kolega daug papasakoja apie tą mūsų susitikimų sekmadienį, tai yra tam tikras ritualas. 12 žinai, kad ten bus susitikimas, net jau taip susiplanuoja viską. Gražiai vadindavosi klubas, man žmona sakydavo, žinai, kur važiuoju, aš sakau, Jūrenko važiuoju. Va, ir irgi ten buvo ritualai, žinai, mes truputį patys pašnekėdavo, dar maestro, klausau, nu, Vytautai, kas čia pas tave naujo? Taip, tai čia biški politikai dalyvavau, tai kažką papasakodavau, o paskui už pusvalandžio įsitraukdavo kažkokią tokią knygutę ir žinot, paskaitydavo kažką ir savo, ten kažką jis atsineždavo, jau pasižymės, jis ruoždavosi, gal su kitą pasakys, jis ruoždavosi šitam dalykui, neteina taip pat kaip mes čia, kaip sakėm, beveik nepasiruošę, žinai. Ir tas laikas taip greit ten pas mus ir prabėgdavo. Pradžiai, aišku, ten viena kavinė buvo, paskui ten šalia kita atsirado. Ir iš tikrųjų tai mūsų buvo 2 grupuotės, jeigu taip, kokį scenarijų rašyti. Viena tokia grupuotė buvo, kur ten maestro mūsų toks buvo, guru, tai Valdas Ozurinskas. Gal esate girdėję apie Valdą Ozurinską, nes jinai buvo filmas. Tai va, o paskui, po truputėlį mes paėmėm, susijungėm ir mums buvo labai linksma ir gera. Ir kad kažką tai norisi prisiminti, žinot, ten kalbos iš esmės tarp vyrų buvo labai įdomios ten, bet padoris kalbos, visą buvo, žinot. Tai va, tokį vieną aš prisimenu, man užsifiksavo ir ne vienas, va čia kai kalbėjo žmonės, man ir daugiau niuansų ten prisiminė iš tų dalykų, kad ir tas laivas ten, kažkaip vis Baltakis sakydavo, kad ten turi būti moteris kažkur, tai ar neatsimeni ten laivas. Jo, kažkas tai yra pakeista, kažkas tai ten būtinai. Tai va, o dainavo, gal žinot, labai graži daina, Lukončius yra kompozitorius. Jautokaitė dainuodavo tą dainą, mes jaunystėje dirbdavo. Ir ten pasirodo gyvenime tai viskas susiję, žinai, aš va čia sėdžiu ir prisiminiau. Jaunystėje turėjau daug, kaip ir visi nuodėmių, aš darydavau tokius dalykus, kurios vadinasi tada diskotekas. Ir netgi esu, pasigirsiu, biškai laimėjęs kažkokį tai čempionatą Lietuvos diskotekų. Iš vienos pusės tai buvo kaip tik šita daina. Bet Vilkončiaus, Baltakė. Aš tolstu nuo tavęs. Ir laivas atitolo. Ir paskui dar antras dalis, tai tokia buvo, žinai, irgi labai populiari dabar tema, ta Kinė, China Girls, Joyous Bowie, tokia irgi filmas šitas buvo. Tai sako, viskas taip susiję ir man čia taip, žinai, viskas atsigadino. Tai va, dabar vieną intenciją, Preacher vadinasi, iš Baltakio repertuaro, aš jums papasakosiu ir tada jau bus kitą metas mikrofoną, jeigu yra salė. Tai situacija tokia, kad jis buvo jaunas ir gražus, nežinau, iki to, kaip jau buvo įsigyta apžavėjusi, ar po to. Ir buvo balius tose Miliūnuose, kur čia minėjau. Vilniuje yra Miliūnai, šalia Utenos, įsivaizduoju, kaip ten vyksta balius, dėdės jubiliejus. Ir tada Baltakis dar būdavas jaunas, to dėdės klausė, žinai, dėdė, tu pasakyk, kas yra gyvenimo prasmė? Kas yra gyvenimo prasmė? Dėdės klausė, žinai, tai mes prisimenam, kas Nyčė, visą tą plejadą.
Ir dėdė nesupranta. Klausimų nesupranta. Kaip gali atsakyti klausimą, jeigu to klausimą nesupranta, jam paaiškina šitai. Tada sako, viskas čia paprasta. Viskas paprasta su gyvenimo prasme. Kiek gera būtų gyvinti. Kiek gera būtų čia. Tai gal tiek. Ačiū labai. Antra dalis. Tai yra mano miestas, man atsivėręs netikėtų reginių, nuo mažai kam žinomo Varnų kalno. Tai ta varna, tupinti senpušės viršūnėje, yra mano varna. Ir tas pavasario vėjas, toks juntamas nuo kalno viršūnės, yra mano vėjas. Čia viskas mano. Šią akimirką ir visados. 79 balandis. Kai gera iš anksto žinoti, kur pateka saulė, kur leidžiasi, kur sniegas pirmiausia ištirpsta ir maži buokliai žydėti. Ir gera žinoti iš anksto, kur sukalis dedi dargyvis, kur žemuogiai sirpsta saldžiausias ir nuostabus riešutai. Ir gera iš anksto žinoti, kada prasidės šienapjūtė, kada rugiapjūtė, kad dirbsim šiandieną, ką veiksim rytoj. Kaip gera iš anksto žinoti, kur veda keliai ir takeliai, ir ką pamatysiu užkopęs ant šito kalnelio stataus. Kaip gera žinoti iš anksto, koks veidas prie stiklo prilipęs, voloja iš tolo. Kas kitas taip kantriai prie langų sėdės. Ir gera žinoti iš anksto, kad viską palikęs išeisiu į platų pasaulį, kur niekas nežino iš anksto. 65. Žiemos grafika. Patinka man poezija sausa lyg parakas žiemą. Apsinuogina gamta visa ir sukuria kontrastišką poemą. Nubrėžta ryškiai kiekviena šaka, juodu tušu ant balto fono. Patinka man prasmė plika, be drapiruotės ir be obertono. Aš pavargstu nuo subtilaus rudens, nuo impresionistinio šviesų žaidimo, kai vienas medis tikras, kitas iš vandens apvirtęs žiūri ir mane klaidina. Galbūt todėl lengviau atsidūstu, kai plikas gruodas suskamba po kojų. Ir medis nebeprasmiškas, ir tu į savo aiškę vietą atsistoji. Numeracija. Tu mano pirmoji, tu mano antroji, tu mano trečioji, bet ketvirtoji nebūsi. Nes būsi ir vėl pirmoji, antroji, trečioji, amžinoji. Keturi strazdiškio šonai. Saulala teka leliūnų šone, pro raudonus bažnyčios bokštus, pro aukštus bokštus, pro patį tarpą. Kada saulala užvis gražiausia, tada jin smulkiai ilgai žiūri į nežerėlį, tą veidrodėlį. Saulala sėda už velikūną, ant debesėlį, ant juodo vyno, jau laikas gulti. Nenoriu nieko. O kur saulala išvis nebūna, ten traukinukas per naktį bilda, Gečionių šone. Reiks išvažiuoti. Birželis. Ąžuolynas upė. Neturi upė šios vardų, jos tyliai srūva be krantų ir nespindi debesų, kur teka jos tamsų nykų. Žuvėdra nepalies sparnų, liūdnų patamsių vandenų. Jas mergaitės nežiūrės, žarovijos nieko nežiūrės.
švarus, viesus, maitina šulinius visus. Jos kantriai teka po žemę, ar vasara bus, ar žiema. Bet kartais slegiamos tamsos, šaltiniais prasiveržia jos ir žvelgia lyg akis skaidri. Šaltinis, miško vidury. O žvirbliai neįskrenda niekur. Jie lieka žiemot su manim ir varna pane su manim, suranda kalės ir ant sniego. Ir tu nepražūsi, žmogau, esi jau prie šalčio pripratęs. Duok Dieve vilties iš sveikatos ir nieko neprašom daugiau. Nereiks tau už jūrų dangintis ir keist pavardės nereikės. Namie net ir sienos padės nuo stresų, nuo negandų gintis. Jei mus kas apgauks ar apvoks, žinosim, tai buvo saviškis. Jei mus net ir praris, nesuvirškins, jog skrandis kietos Lietuvos. Juk žvirbliai neįskrenda niekur. Jie lieka žiemot su manim. Ir varna, o ne su manim, suranda kalės ir ant sniego. Eilėraštis labai patikęs Antano Miškinį, 77 spalis. Zarasų rasa, tylus gyvenime, tai vandens. Antelė neįskridusi, mano siela, ūkanai paklydusi. Taip mes ir sulaukime rudens. Kuo tada paleisim antelę? Tu tokie sulysus, net baisu. Surinkau tau trupinius nuo stalo, bet prašei rasų, tik tai rasų. Ir prašei antelę vėlyvoji mano sielą dar kažko. Bet aš nieko negaliu kol kas atnešti. Tik jau užkeikimą vis kartoju. Zarasų rasa tylus gyvenime, Zarasų rasa tylus gyvenime, Zarasų rasa tylus gyvenime. Prie vandens. Prie vandens. Pasaka apie ropę. Kam rūpi ropė apleistam darže? Nėra kas ją rauptų. Senelis numirė užpernai, senelė pernai, anūkėlė į Vilnių nusikėlė, įsivežė su savim katinėlį. Liko tik pelytė. O ką ji gali viena? Tik kai 2019 rugsėjais. Vėjo diktantas. Kol surašei, ką tau vėjas diktavo, šimtmetis baigęs, nuvirtos tavai. Kas tau priklausė, dabar jau ne tavo. Klausiu, gal graužės dėl to? Nelabai. Vietoje nieks net akmuo nestovėjo. Baigėsi tavo ir mano laikai. Rašo diktantą klausydamės vėjo, 21 amžiaus vaikai. Vėjas tas pats ir vis kitas. Jos lengamų dešifravome daug valandų. Žinom, vaikai, kad ir jums bus nelengva. Vėjo žodžius užrašyti be klaidų. Ir ilgos kelionės. Mudu keliavom ilgai. Oi, kaip ilgai. Tu pavargai. Ir aš pavargau nuo pasaulio margo. Bet dar labiau kelias pavargo. Sustojo ties bedugne. Kaipgi aš paguosiu tave, kaipgi tu
nuraminsi mane. Pasodinsim baltą leliją ties praraja baugia ir lik saulėlydžio žydinčią gėlę žvelgsim drauge. Vėjo žodžiams užrašyti. Nepaprasta galia. Žvilgsnis nuo kalno. Kaip gera iš anksto žinoti, kur patekas saulė, kur leidžiasi, kur sniegas pirmiausia ištirpsta ir kaip žibuoklė žydi. Kaip gera žinoti iš anksto, kur suka lizdeliai dagilis, kur žemokis silpsta saldžiausias, kur nuostabos riešutai. Kaip gera iš anksto žinoti, kur pateka saulė, kur leidžias, kur sniegas pirmiausia ištirpsta ir ima žibuoklė žydėt. Kaip gera žinoti iš anksto, kur suka lizdeliai dagilis, kur žemuogės silpsta saldžiausias, kur nuostabos riešutai. Prasidės šienapjūtė, kada rugiapjūtė, kad dirbsi, šiandieną, ką veiksim rytoj. Kaip gera žinoti iš anksto, kur veda keliai ir takeliai, ir gal pamatysiu už kojas ant šito kalnelio stataus. Kaip gera iš anksto žinoti, kada prasidės šienapjūtė, kada rugiapjūtė, kad dirbsim, šiandieną, ką veiksim rytoj. Kaip gera žinoti iš anksto, kur veda keliai ir takeliai, ir ką pamatysiu užkopęs ant šito kalnelio stataus. Kaip gera žinoti iš anksto, koks veidas prie stiklo prilipęs, boluoja iš tolo kas kitas, taip kantriai prie lango sėdės. Ir gera žinoti iš anksto, kad viską palikęs išeisi į platų pasaulį, kur niekas nežino iš anksto, kad bus. Ir gera žinoti iš anksto, kad viską palikęs išeisiu į platų pasaulį, kur niekas nežino iš anksto, kas bus. Nežino iš anksto, kas bus. Nežino iš anksto, kas bus. Iš anksto, kas bus. Nežino 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 iš anksto, kas bus. Man visai neseniai susidėjo tokia daina. Algimantas Baltakis parašė šitą eilėraštį Eugenijui Matuzevičiui. Iš kur tas vakaro tylus meilumas? Iš kur tas vakaro tylus meilumas?
atsisveikintas po valandos. Argi ne šitaip vėjinis malūnas tau prie greičių moja kitados. Diena trumpa, užtat sekundės ilga. Suspėsime, kol saulė nusileis, paglostyti ir ąžuolus ir smilgas. Ir nusilenk, ir nusilenk, ir nusilenk smutkelės ties keliais. Ir nusilenk, ir nusilenk, ir nusilenk smutkelės ties keliais. Suspėsime užbaigti, ko nepradėjom, kam ruošėmės taip kantriai ir ilgai. Nauji pasaulio seno atradėjai ir viską godžiai žvelgia kaip vaikai. Suspėsim žemę 3 kartus apeiti, kol saulė nusileis, kai nusileis. Kas mums uždraus patamsyje išbaigti šį butelį trauktinės, šį butelį trauktinės, šį butelį trauktinės po galais. Kas mums uždraus, kas mums uždraus, kas mums uždraus išbaigt. Iš kur tas vakaro tylus meilus, gal atsisveikintas po valandos. Argi ne šitaip vėjinis malūnas tau prie klinčių moja kitados. Diena trumpa, užtat sekundės ilgos. Suspėsime, kol saulė nusileis, paglostyti ir ąžuolus ir smilgas. Ir nusilenk, ir nusilenk, ir nusilenk smutkelės ties keliais. Ir nusilenk, ir nusilenk smutkelės ties keliais. Algimantas Baltakis, kol dar einu žemę. Tos girios man priklauso, kol dar girdžiu paukščius, jų giesmės man priklauso, kol dar brendu žalia, tos pievos man priklauso, kol dar esi šalia, ta meilė mums priklauso.
Kol dar girdžiu paukščius, jų giesmės man priklauso. Kol dar brendu žolėtos, jos man priklauso. Kol dar eini žemė, kol dar esi šalia, ta žemė mums priklauso. Kol dar esi šalia, kol dar esi, kol dar eini žemė, kol dar eini, kol dar esi šalia. Ta žemė mums priklauso, kol dar esi šalia, kol dar esi, kol dar eini žemė, kol dar eini, kol dar esi šalia. Ta žemė mums priklauso. Na, pabaigai norėčiau sudainuoti dainą, kurią parašiau pagal Algimanto gero bičiulio Justino Marcinkevičiaus eiles Angelų plunksna. Man šios eilės yra apie neprarastą talentą, kuris šią žemę gyveno, kuris užčiuptas ir suskambėjo. Angelo plunksna. Nusileisk, baltoji, žiemą nusileisk, kad ilgiau sniege išliktų nepastebėta. Ieškančių pilna naktis visais keliais, ieškančių jau apibėgta. Angelo plunksna, angelo plunksna. Angelo plunksna, angelo plunksna. Galbūt aušra uždes tave ugnim staiga, galbūt ir balsas bus tau vienai tas, kad poeto rankos nevedžiojamas sniege parašytum mane tekelbares. O angelo plunksna, angelo plunksna. O angelo plunksna, angelo plunksna. Suskaičiuota, pasverta, išdalinta, suskaičiuota, pasverta, išdalinta, suskaičiuota, pasverta, išdalinta, suskaičiuota, pasverta, išdalinta. Plunksna, angelo plunksna. Angelo plunksna, angelo plunksna. Nusileisk, baltoji, žiemą nusileisk,
kad ilgiau sniege išliktum nepastebėti. Ieškančių pilna naktis visais keliais, ieškančių jau apibėgti, apibėgti. Dar norėčiau paklausti, gal yra kas norėtų pasidalinti kokiu prisiminimu iš publikos? Nėra? Tai gerai, tai tada norėsiu pakviesti visus į kavinę. Eglė Baltakytė yra paruošusi vaišių, tai tada kviečiu prisiminimus ir pokalbius pratęsti prie taurės vyno. Ačiū dalyviams, ačiū visiems atėjusiems. Ačiū. Ir aš susiaubu galvoju, kaip reikės pasirašinėti tam tų knygų. Ir ateis draugas, kurį puikiai žinau, ir aš iš anksto prašau, jūs įsisakykit vardą ar pavardę. Aš jau užsirašiau. Viskas prasidėjo, mano jau galima pasakyti, kaip tokio dainų autoriaus karjera prasidėjo nuo Algimanto Bražinsko. Buvo 20 metų antro kursas konservatorijos studentas, pateko į nagus velnio tiltas ir ten buvo ta ugnelė. Jis parašė, davė paskutinio kurso studentų Vigilino reikėjimo, konservatorijoje buvo toks kompulsinis koncertas ir labai gerai nuskambėjo, Vanskio čiūpo, Vilkončius, ten laivas ir taip toliau. Žodžiu, nuo to prasidėjo. Ir turbūt jeigu ne Algimantas Bražinskas, tai ir tos skyrius turbūt nebūtų, arba būtų visiškai kitas. Aš šitoje knygoje yra 8 Bražinsko dainos. Čia, tarp kitko, vieną dainavo, čia nėra. Aš pirmą kartą tarp irgi dainavau, girdėjau tą gilę naktį. Bet aš jums noriu pasakyti tą tokį žodį, todėl, kad visiškai neseniai mes su juo atsisveikinome. Aš kažką, kaip čia yra, kai tik tai mano gimtadienis, tai per vieną gimtadienį, Krasausko, Tepkom, per kitą Silvijos Giros, paskui prieš 10 metų Putį lydėjom, dabar čia Nabakas ir man labai skaudinė tiktis Bražinsko buvo. Ir aš vėl norėčiau priminti, pavyzdžiui, kas jį dainavo, būtent kokie rinkosi dainininkai jį. Virgilijus Noreika, kaip kitko, šiandien padainuotas dainas dainavo Ugnelę ir dainavo šitą Vakaro mangą. Dabar ir Zimkus pratėsi, jis yra, tarp kitko, mokinys Virgilijus Noreikos. Dabar Antanas Kučingis, dainelė gimusi netyčia. Čia yra. O jis dar dainuoja ir dar daug, tą pačią dainelę, ir dar daktarus, nesam. Dabar, Stasys Povilaitis, Vėduoklė. Labai graži, tik tai tokia neformatinė daina. Tai va, yra radio, tik tai įraša. Veronika Povilionienė ir Česlovas Gabalis. Čia Ilgesio daina. Nu, ką kitaip, Pušelė vadina ją. Paskiau, Algirdas Motuzas, Burlavio stiebai. Paskiau, Lionginas Abarius choras. Vienu metu labai gražiai skambėjo Vilniaus sapnai. Ir žodžiu, va štai. Bet Bangalo mes parašėm, jis išleido tokią 17 metais 9 dainos, kurie jo žodžiai mano. Ir ten buvo tokia daina, kurią aš parašiau ir mes niekaip neradom dainininko. Ir aš
Ir net parašiau vienintelę ant galo eilėraščius užrašytą. Muzika Algimanto Brašinsko, žodžiai dainininko ieškome. Ir aš dabar norėdamas pagerbti į tą va šitą, gal dar atsiras, kas padainuos šitą va tokį žodį. Nieko nekalbėjai, viską pasakėjai. Muzika Algimanto Brašinsko, dainininko ieškome. Vasara prisirpo, kaip avietės uoga. Klausėmės, aha, užsidėsiu akmenį gyvatę. Čia tik nedarėm blogai matau, čia tai darėm. Mokėjimai ir užmiršau. Vasara prisirpo, kaip avietės uoga. Klausėmės, ką mūdvėm devimbalsė suokia. Nuo pušų varvėjo, kvepiantys sakai, nieko nekalbėjai, viską pasakėjai. Tavo lūpų medų ragavau apsvaigęs ir vaidenos mūdvėm, kas sustojo laikas. Jautėm vėl, kad esam du gamtos vaikai, nieko nekalbėjai, viską pasakėjai, bet nutyla paukštė, nuskinta avietė, saulė nusileido, ta kur mūdvėm švietė, mėginau bučiuoti, veidą nusukai, nieko nekalbėjai, viską pasakėjai, tai važiuoju, kad man. Сидя то хорошо. Ты не сюда, я видел. Viskas gerai. Nieko nematau. Gedo man čia dviejų nereikia. Dabar kitą sugadino man šiek tiek.